žaidė tikrai malonų futbolą, nespyrė bet kur kamuolį, matėsi pirmam kėliny, vidury žaidžia pas juos du, man atrodo, užsieniečiai, mažiukai visi trys buvo vidury, tai tikrai žaidžia technišką futbolą, kombinuoja, tik tai gal biškelį jiem nesisekė su užbaigimu. O mes žaidėm irgi savo futbolą, kai galėdom paspausdom varžovus, tvarkingai gynėmės ir išnaudojom savo progas, ką dirbom per treniruotes ir įmušėm 3 įvarčius. Man atrodo, tikrai sužaidėm visai geras varžybas ir malonus tokį rezultatą, svarbiausia nepraleidom įvarčio ir dirbam toliau. Tai nuotaikos, normalius nuotaikos, svarbiausia, kad niekas neturi rimtų traumų. Dirbam, aišku, visi pavargę, bet čia normalus dalykas. Dirbam savo darbą, dar toliau, dar sakysi, treneris dar kitą savaitę bus sunkesnė, o Turkijoje jau daugiau dėmesio skirsim taktikai ir man atrodo, kas antrą dieną žaisim varžybas, tai bus tokia lengvesnė stovykla ir ruošimės sezonui. O kol kas jaučiuosi normaliai, aišku, metai ne 20, skauda viską daugiau, bet stengiasi kuo daugiau ilsėtis, ką daktaras patarė valgyti ir kaip sakau, duodu daugiau futbolui, nei kai būdavau jaunas ir kol kas sekasi.